Kėlinta čia diena. Trečia, o kaip tavo atrodo? Koks tavo vardas? Koks tavo vardas? Atrodo visai jau ilgai keliaujam, o tik trečia diena. Trečia, nu pirma ten tokia vakarinė buvo. Šiandien ramiai plentų, o šituo pagrindė visą laiką plentų. Dar aš irgi tave noriu paformuoti. Galime įsijungti. Jau rodo žemėlapį, taip? Nu nežinau, šiandien rytą dar nebandžiau, gal vėl neberodo. Kol kas viskas ok, dviračiai atrodo ok laiko. Nieko tau neskauda? Nu, dėl kelio, nežinau, vakar jau į vakarą tai buvo nesmagu. Taip, chondromoliacija davė apie save žinoti. Aišku, bet šiandien atsikėlus viskas gerai. Šiandien atsikėlus viskas gerai, neaišku kaip. Lyg šviežutėlis. Papasakosiu, jeigu skaudės. Na. Sakysiu, nebegaliu važiuoti, viskas. Šiandien mūsų laukia 2,5 kažkur kilometro pakilimo. Bet visas kelias bus asfaltu, tai manau lengviau negu vakar bus. Stosim kur nors pasnekinti, šiaip. Pizza, makaronį, risoto, vyno. Aidai! Šitas tunelis uždarytas remontui. Mašinos nevažiuoja. Ten uždarė kelią, nes pjauna viršui su trimeriais, kad neužkristų akmenai ant mašinų. Grazie. Buongiorno. Una caffè con latte, una caffè americano. Tai džeklės. Mažytė. Pinzolo. Čia nueisi į cupą, paimsi visko prisivalgyti, taip? Būtinai. Kokių fainai būtų patreškinti, ką nors. Pravažiavom 42 km, 2,5 valandos. O čia žiūrėk, yra jaučiu Madonna di Campiglio kažkuris etapas Giro d'Italijos buvo 2015 metais. Vienas Pinzolo va šitam miestelėje, o prieš 10 metų finišas buvo, įsivaizduoji. Einu paimti ką nors. Liko gal 2 km iki viršūnės. Nu ne iki viršūnės, iki pietavimo vietos.
Jau svajojam apie maistą, ar ne? Aš svajoju. Kilometras? Jau čia, žinok, jaučiu ir yra ta... Ne, turim per tunelį pravažiuoti. Nu jau kylam gal valandą taip į kalną vis. O, žiūrėk, koks meškiukas. Čia yra jau virš 3 kilometrų kelios viršūnės ir net nesimato viršaus debesyse. Nu, čia mes atmynėm į kalnus. 3135, 3173, Čima Toso. Ką reiškia Čima? Čima viršūnė. Čia meškutė yra, Madonna di Campillo. Madonna di Campillo yra vienas žymiausių Italijos slidinėjimo kurortų. Gytis ten bėgo sprint. Esu ten bėgęs Italijos sprintą. Standartiškai pasiklydau labai. Bet tu pasakai, kad ten dar nebuvo įprasta tie tuneliai visokie, o ten daug... Čia bėgau prieš 13 metų. Prieš 13 metų ir ten tas Madonna di Campillo aukštais eina miestas. Tai ten buvo tie pilki ženklai, kur dar Lietuvoje niekur nebuvau matęs. Ir kai pasiklydai, ką atvarai tada? Ten, kur punktas, o jis ten arba viršuje, arba apačioj. Nu, kietai. Tai pasigavai vaikus ir sakai, where we are? Please show me where we are. Scusi. Dove. Gerai, varom valgyti. Varom. Kas kai valgysi? Makaronus. Labai jau noriu kažkokio normalaus maisto, o tu sakei, ko tu norėtum. Aš Coca-Colos. Ir viskas? Dar porą picų ir makaronų. Liko iki nakvynės vietos apie 20 kilometrų. Ir didelis kalnas dar prieš akį. Ir šiandien yra daug vilčių, kad spėsim jau saulei nenusileidus. Mūsų apartment. O, kokią lovą turėsi. Bet čia keistas kvapas. O, dar ir paveikslas koks. O, paveikslas, turas, tęsimas.
Galim apžiūrėti. Bathroom. Nu, nice. Viskas čia gerai bus. Mes čia 2 naktis būsim. Čia kepsim ir to, bet iki parduotuvės labai sunkus kelias. Bet aš mačiau, kad jis rašė, kad čia kažkur netoli yra pizzerija. Tai galim pasižiūrėti. Ai, dabar? Nu. Galim. O kiek yra valandų? 8:30. Šiaip mes anksčiau atvarėm 1,5 valandos. Aha. Tai nice, bet visiems... Bet pavargau taip pat. ir šiaip, kad visiems sitemus mynėm. Jo. Nėra tai... Pusvalandį tokį jau tamsoj. Ir nejauku vis tiek. Gerai. Lekiam žiūrėti, kur ta pizzerija. Tęsiam paveikslų kelionę.